Сидим с бобром за столом вдвоем, на ужин готовим поле. Ką, sveiki draugai, šiandien serija bus tokia labiau, o kokia labiau. Šeštadienį mes buvom varžybose, o pirmadienį iš ryto 8 val. Mes jau Olandijoje. Varom žiūrėti variantų, varom ieškoti mašinų, kad atvežti gerų automobilių į Lietuvą. Automobiliai bus tikrai geri, nes perkam visą laiką visus automobilius tik kaip savo, kad kuo mažiau būtų trūkumų, kuo mažiau defektų, kuo mažesnė rida ir kad kuo tvarkingesnis būtų automobilis. Tad pagnali žiūrėt, ką mes radom, ką nupirkom ir iš vis ar ką nors nupirkom. Nes žinant iš praeitų kartų, kad mašina Olandijoje yra ganėtinai sunku rasti. Pagnali žiūrėt. Trumpai dar iki Olandijos davažiavom per 15,5 valandų. Gavosi mums štuka beveik 6,000 kilometrų. Važiavom be sustojimų. Vieną kartą tik tai Lenkijoje užsipylėm kūro. Na ir atvažiavom iki čia. Soliaras dar yra. Kažkiek kainos čia kūrui labai didelės. Nors palyginus su Lietuva, tai praktiškai jau net vienodas. Olandijoje kūras €7, Lenkijoje €7,1, kažkas tokio buvo klausimėm. Ant 110 eurų išėjo 5-7 litrai. Pilnas bakas laukinių. Varom automobilių žiūrėti į aikštelės. Jeigu aikštelėse automobilių nebus kažkokių rimtų variantų gerų, tai ieškosim pas privatus. Privatai čia yra žmonės, per marketplace'us visokius ir taip toliau. Tai žiūrėsim. Galimai nupirksim šiandien Volvo V60, plug-in, balta, graži, nedidelė rida. Bandysim su ją, jeigu nupirksim, grįžti namo. O kitas mašinas krausim ant ratų. Стою у трапа самолета, аэропорт, по мне скучает высота. Tai ką, atvažiavom į automobilių pardavimo aikštelę. Važiuojam mes šiandien, visur vairuoja Robertas, nes nenoriu vairuoti. Tai va, ir varom žiūrėti, kokie yra automobiliai įdomus. Automobilių šiaip labai daug, bandysim kažką ieškoti įdomaus. Kainos neparašytos, tai jaučiu reikia eiti ir žiūrėti, prašyti kažkokį lapelį, kad duotų, kad galėtume pasižiūrėti į automobilių kainas. O, kokia gražiai. V90. Ir čia vašiam jaučiu. Kokia graži XC7, V9 čia, kaip ir sakiau. XC7 graži, ble. Kas čia pas mūsų salonų gera. Jaučiu ir kaina bus gera. Tai va, labai daug automobilių. Automobilių tikrai nėra mažai. Varom žiūrėti, prašyti, kad pasakytų kokios kainos. Bandysim susikalbėti su savo labai blogų angliškų. Labai čia viskas paprasta pas žmonės. Aikšteliai įsijungi savo telefoną, eini į svetainę, matai automobilį, pasižiūri kainą ir viskas paprasta. Lekiam ieškoti, žiūrėti įdomesnių variantų. Tai, kas bus mums įdomu, mums kaip pavyzdys, Toyota. Toks pasatėlis, GTI. Ką mes čia su juo turim? 5. Kainos labai skirtingos, tiesą sakant. Tie, kas galvoja, kad čia Olandijoje labai saldžios kainos, tai žmonės visiškai klysta. Reikia kaip ir Lietuvoje ieškoti itin labai gerų kainų. Kaip sakoma, na šaro atvažiuoti ir kažką čia nupirkti, tai nėra tai. Geriausias kainos, aišku, pas privatus, pas įmonės, tai kainos tokios. Bandysim kažką gal to išgauti, surasti savo įdomaus. Ne, Robertėlį? Tikrai taip. Ką žiūrėjom tokią V90, užkūrėm, paprašėm raktus, kaina gera, raida gera, bet dėja, pajungus diagnostiką, pasižiūrėjus, išmeta klaidą, kad nėra spaudimo varikliai, turbina neveikia ir taip toliau, kad šitą variantą pasuojame.
Tai ką, toje aikštelėje nieko neradom dėja. Ta Volvo buvo patikusi, bet dėja turi problemą su varikliu. Tad lėkime į kitą aikštelę. Ieškot, nusiteikė šiandien ką nors nupirkti įdomaus už gerą kainą, nedidelį rydą, nes norime jau arba šiandien, arba rytoj iš ryto judėti link namų. Vieną mašiną turim nupirkę, Volvo V60 tai buvo pirmadienį nupirkom, šiandien antradienis. Nerodžiau, nefilmavau, nes buvau pavargęs, visą kelią nemiegojom, tai dėl to kažkaip nieko ir nenufilmavau, nei pirkimų. Lėkiam toliau ieškoti variantų. Važiavom, radom dar vieną aikštelę. Pakeliui ne pačiu. Bent jau vienas privalumas šito aikštelėje, kad rašosi kainos iš karto automobilių. Tai kaip pavyzdys, jeigu galvojat, kad labai saldžios kainos, tai už tokį automobilį kaina va tokia. Tai nėra labai pigų. Ir kaip pavyzdys Volvo. Mes tokią pačią nupirkę esam. 1.6 dizelis kaina beveik 7,000, nebent jeigu kaina derinama, tai tada dar. Bet jeigu kaina tokia kokia yra, tai čia per brangu. Čia dažyt, poliruot. Ratukai. Taigi, kad norėjau ką pasakyti, jeigu galvojat, kad Olandijoje labai geros kainos automobilių, čia pirikupai uždirba milijonus nuo to visą biznį ir taip toliau, tai labai stipriai klysta. Taip, aišku, čia automobiliai nėra supuvę, nėra surūdyję, dugnai, detalės ir taip toliau, bet ir kainos čia irgi labai įdomios. Mes ieškom su Robertu Volvo, kodėl Volvos nes patikime automobilių. Toliau bus matyti, kas čia. Va toks va autosalonas. Polo, 22 metų, 18 tūkstančių. Audi A4, 6 tūkstančiai. Aš tai judu prie savo mažos svajonės. Svajonė šitą nupirksiu kada nors. Jeigu bus gera kaina, šiaip juokauju. Va tokią noriu. Gelik 8 bit turbo. Kainos tai čia šito aikštelį tai konkrečiai užkeltos. Kaip pavyzdys Audi A3 kabrikas 12 tūkstančių. Pirmukas kabrikas 6 tūkstančiai. Ketvirtukas kabrikas 30 štukų. Su tokiam kainom eina jie. Macher. Nu, ten toliau hibridai. Hibridai mums neįdomus, nes čia kiniečiai kažkokie. Judam į sekančią aikštelę, žiūrėsim variantų. O jeigu variantų visgi gerų nebus, ieškosim pas privatus kažką. Kažką reikia nupirkti, kažką reikia nupirkti. Vakar dar kai žiūrėjom vieną Volvo, irgi plug-in hybridas buvo, atvažiavom, sakė žmogus, viskas tvarkoj. Įsijungiu kompiuterį, diagnostiką, pasižiūriu, rašosi, kad pilnai iškrauta baterija, neveikia aušinimas baterijos ir taip toliau. Nu, aš jums sakau, kad kaip aš pasakiau, battery is broken. Jisai what? Aš tada paprašiau pažįstamą, kuris angliškai kalba, kad jiems perverstų, kaip čia vadinasi, translate tą padaryti. Daro jisai translate, jisai sako, tipo, kad aš su juo grubiai kalbu, važiuokit iš čia. Raktus pasiėmė ir išėjo. Tai vat irgi tokių kadrų ir prikolų būna. Kągi, eilinė aikštelė, 18 metai. Aišku, 92 tūkstančiai ridos, 26 tūkstančių. Rango, Audinė. Žiūrim, kas čia pas mus su Audinė. Kaina neparašyta. Nu, va, gražus Liubensas, 38 tūkstančiai. Kem 5, 27. T8 ir Desiganas. Plug-in hybridas bus tikriausiai. Hybridas, kaina Kem 5. Gražus automobilis, bet kaina tai. Tai Robertai, mes šiandien ką nors nupirksim ar ne, kaip tu galvoji? Manai, kad ne? Nu jo, tam mieste, kur mes apsistoję, kainos geresnės žymiai. Pasižiūrim dar Audi A6. Ką, kaip matėt, puolėme tokias aikštelės, kur rimtesnių variantų, kurie patiktų mums, nėra. Tai nereiškia, kad mes neturim šaibų tokiems automobiliams, mes jų turim visai ir nemažai, bet mėkame, kad Lietuvoje, kaip pavyzdys, atvežti tą mašiną galima, kaip pavyzdys, nežinau, tą XC90 Melina, kuri paskutinė buvo. Prieš paskutinę tikriausiai, kur rodžiau. Lietuvoje tokia kainuoja, 30 tūkstančių. 35, o čia kem 6 tūkstančiai. Tai kainos neadekvačios. Iš to miesto išvažiuojam, varom dabar į
vien kažkas tokio, ten yra aikštelė daužtų automobilių ir su nedideliais trūkumais. Tai ten nusižiūrėjau vieną Volvo, Volvoje yra trūkumas toks, kad yra užsikimšęs DPS-as, na ir lekiam žiūrėti, kas ten per Volvo, kokių dar variantų turi. O vėliau varysim Urthart, kažkas tokio miestas toks, ten, kaip supratau, didžiausias automobilių pardavimo miestas, taip susikoncentravęs, visi žmonės ten parduoda tos automobilius. Lėksim pasižiūrėsim, kaip bus, neaišku. Tokių aikštelių Olandijoje, kaip pavyzdžiui Gariūnai arba Kauno turgus automobilių arba Utena, tokių didelių nėra. Visi išsimėtę, čia yra vienas ten, kitas ten, trečias ten. Ir tokių automobilių kaip pavyzdžiui, nežinau, BMW, F10, M-Pakas arba Ešem M-Pakas, X5, PM3, tokių automobilių čia praktiškai nėra, nes labai didelis mokestis taršos pas juos. Ir jau visų šitų automobilių atsikratė, tai dabar liko arba plug-in hybridai kažkokie, arba jeigu kažkokie įdomesni variantai dizeliniai, kurie Lietuvoje bus įdomus, tai kainos brangesnės net nei Lietuvoje. Tai va, lekiam. Dar viena aikštelė, kur yra automobilių. Automobilių čia ganėtinai nemažai. Tikėkimės bus ir geros kainos. Atačilų čia va tiek. Ką, prasieikime visi kartu, pasižiūrėsim, kas čia bus. Ketvirtukas, 10 štukų, iški daužtas, 2 litrų benzinas. Mes čia atvarėm pasižiūrėti Volvo V70. Einam ieškoti nuo štuką eurių. Kas čia pas mus? Opel. Salonas pridaina 2 litrą CDTI. Man atrodo neblogai, įdomu, kas su jie. Ford S-Max. Čia turim, kad čia S-Maxas, automatas. Kaina 4000, EcoBoost, benzinas, 20 metai. Not interesting. Tak, Toyota D4D. Kas čia su yra, Skilpa įsukta. Oi, salonas visas subilėjęs. Čia. Tai sutvarkyt galva. Lietuviškas mechanikas atvarė. Du netvarkysiu. BMW, not price. Tešla. Biški sudegė tešliukas. O, 2 štukas eurų benzas. Valrol 1. Kai mes atvarėm žiūrėt. Tai ką atvarėm, skelbime nėra parašyta, kad jinai buvus kažkokia ten, ką mes čia turim stogę. Viena skylė, van dar 2 salonė. Irgi skylės, tai matyt buvo arba mintinė, arba... Hui paėmiau aš, karočiui, 70 km atvažiavom, ble, tokį šūdą, ble. Čia jį, tavo. Einam toliau žiūrėti. A, gal Suzuki Grand Vitara offroadui paimti, ką? Ribetos. Ką su jie veikia, patrulis geresnė mašina. Na ir ką, vėl variantų nėra. Variantų lietaus kaip pasalonėlį nėra dėja. Varom dabar auto turbų. Čia vietoj 1,5 kilometro yra. Važiuosim žiūrėti, kasgi yra gero ten. Labai daug tos pilietybės rumūnų. Vaikšto, ieško variantėlių. Ką galima nupirkti, ką galima rasti. Kaip ir mes, irgi žmonės sukasi, uždirbinėja pinigėlius savo duonai. Lekiam toliau. Ką, vėl aikštelė, vėl mašinos, bet geresnės automobilių kainos. Parduodami visi automobiliai eksportui, tai aš iš karto parodysiu C9 balta. O tokia vat bamperį padažyti. Roža. Koks pydaras salonė rūkė. Galinį bamperį padažyti, bet šiaip nebloga. D5, privaromas, žibintas. Broken, kaina 17. Varom ieškoti, mes pamatėm, kad yra 6 štukas. Mums domino šitas BMW. Kameros. Aišku, reikia padažinėti nemažai detalių, kiek matau. O padažinėti ką? Mačiau priekinis buferis, galinis buferis, sparnas. Reikia parodyti. Čia. Toskės yra. Vien privalumai, ką pas mus salonė turim. Salonas, vatau. Juoda lūba, šmuba, paketas, polės mašinai važinėja. Priškita visur, apškita viskas. Na bet ką norėt, kaino įdomi. Ganėtinai. Girdžiu, Balgarkė dirba, tai tikriausiai katalikus pjauna. Biznis pas visur biznis, visi dirba, kad čia turim. Volvo. O ilgai ratą jau nuleisti. Ne kažką. Man ne vienas klausimas, jeigu domina automobilis ir nori su juo prasivažiuoti, kaip jį iš čia išvaryti, kad su juo prasivažiuoti. Kiek visko pristatyta, kad jaučiu perkinę važiuodamas. Opa. Lukašų padgoną turiu. Optimo akumus. Blet, galėčiau su savim nusinešti, tai iš karto.
į padmiškį ir varą. Darau diagnostiką, reiklis, kad čia turi, dvi klaidos, ne, nieko baisaus. Šiaip praktiškai be klaidų, tiesą sakant, pabandom ištrinti, pasižiūrim, kas lieka. Klaidas pratriniau, nei vienos klaidos neturi automobilis, tai gal visgi mūsų variantas. Ką, užsikabinom visgi už BMW, mes tikrinam, ar nedažinėta. Tai kągi, važiuojam, nuliūdę, nieko nenupirkom, žiūrėjom dar pasižiūrėti Toyota Verso. Čia šito nenupirkom, patikrinau per diagnostiką, buvo klaidos, ištriniau, klaidų neatsirado, kaip ir viskas tvarkoj, bet atsukas antifrizo užpylimo bakelį. Yra kažkiek tepaliuko. Nelabai daug, bet pirštai kišus, jau kažkiek piršto tepalo yra. Tai ta dėja, šitas nenupirktas. Lekiam toliau žiūrėti varianto. Na ir tikriausiai persikelsim jau kitą dieną, nes liekam dar vienai dienai. Vis reikia išleisti pinigus. Išleisti pinigus sąmoningai, pirkdami kokį automobilį. Tai ką, pasižiūrėjom Toyota Verso. Saloną reikia cheminį daryti. Šiaip užsikūrė neblogai, dirbo ok. Kiek padirbus, pradėjo gal kokia rolikas kažkoks klinis ar kažkas. Bet jeigu čia baisaus kaip ir parduot mums šią minutę negalėjo, nes galėjo padaryti mums eksportinių dokumentų. Iš pradžių pasakė 2.1 kainą, vėliau sako 2.4. Pasiūlėm 2.1, pasakė pasitars su kolegai, ką paskambins. Ką, draugai, draugeliai, sekanti diena, iš ryto nieko nefilmavau, kol važiavome Amsterdamą, nes buvo rūkas ir nieko nesigautų nufilmuot. Amsterdame čia nupirkom 2 šaunius automobilius, Volvo ir irgi Volvo. 1.6 dizeliai, automatai, rydos geros, automobiliai nuo dilerių, dokumentus sutvarkėm jau, tranzitus pasiėmėm. Varom dar vieną V-šiam pasižiūrėti, 2 litrų 100 kW mechaną. Na ir judėsim jaučiu į Lietuvą. Pasikraunam tralą, 5 mašinas tikėkimės bus, o reiškia bus viskas gerai. Robertėli, kaip tu? Viskas ok? Be komentarų. Be komentarų, pavargę visi esam. Все, judam. Norim pasižiūrėti, va tokį grožį. Gražu, labai gražu. Ratukai, šmatukai, koža, roža, automatas. Pasikabinam baltus numerius ir judam. Nuvešim žmogų, dar pasižiūrėsim pas jį keletas mašinų. Ir judės. Tai ką, paleidžiam draugą važiuoti namo, nes jam dar šiandien į darbą. Toks Volviensas, gražus, bet negaliu, man būčiau moteris pats su tokiu važinėčiau. Nors ir vyrai važinėja, bet man dideliam tai maža mašina. O mes su Robertu varom, paėmam kokią nors dar mašiną ir su ją judėsim irgi į Enscheden. Ten paliekam mašinas, po to vėl varom į Amsterį, pasiimti dar vieną mašiną ir judėsim. Viso bus nupirktos 5 mašinos ir tiek. Tai ką, judam, varom mašinas į galutinį miestą, kur pasiims Astralas. 2 valandas iki ten kelio, po to 2 valandas vėl iki čia, kur kita mašina ir po to vėl 2 valandos atgal į kitos vietos. Ir manau judėsim namo, arba dar ieškosim kokių nors variantų, nes pinigų dar liko. Norėtųsi kažką dar visgi nusipirkti, bet yra daug visokių bet, tai yra kaip yra. Palikome Audinę, lekiame pasiimti dar vienos Volvos, varom ją į galutinę mūsų vietą. Ir dabar važiuojam ir galvojam, ar važiuoti su 2 mašinom iš Olandijos, ar su viena olandiška, o su mūsų Audinė grįžti namo. Tai vat pasižiūrėsim, kaip čia kas gausis, pasigalvosim ir bus aiškiau. Pasiėmėm dar vieną Volvą ir viso, judam dabar į Enscheden. Susikraunam šmutkės ir svilinam į Lietuvą. Olandijai 23-29, užsipilam pilnus bakus kūro ir judame į Lietuvą. Aš vairuosiu V7, tokia va faina. Kūro kainos €8,9. Čia bandysime piltis ir lėkti. Ką, mes Lenkijoje, Lenkija, Poland, блядь.
города Неминуемая я малыми довела ехидна Тут человек пропадал навсегда Самом себе себя же не было видно Районный шум, мы же измотаны Маги, боссы и бошены из любви Летают над городом фонари Так угасала дикая страсть Об этом не стоит просить и писать Но я беру Tikriausiai matosi iš veido pavargęs belekai. Mane net jau akis nesikoncentruoja, kur ką žiūrėti. Mes jau Vilniuje, viso, kelionė mūsų baigta, įsivarom mašiną į bazę, mašinas ir tiek. Tad draugai, jeigu domina automobilis, kreipkitės į mane, jeigu domina kažkoks Volvo automobilį, Instagram'e rašykit, arba jeigu domina informacija detaliai kažkokia iš Olandijos, kaip ten nupirkti, ką nupirkti galima, kokios kainos ir taip toliau irgi galite rašyti, domėtis. O jeigu norit už simbolinę kainą sekantį kartą su mumis nuvažiuoti, irgi galite rašyti. Iki susitikimo, ši serija buvo tokia apie mano nedidelę veiklą, kuom kartais užsiiminėjau. Jeigu patiko, statykit like, o jeigu nepatiko, vis tiek statykit. Net nežinau, ką kalbėti, labai esu labai pavargęs, išsekęs, noriu miegot, patys matot mano veido išraišką. Tragedija. Štuka 700 km, sakoma, už nugarį. Balto Volvo nenufilmavau, nes pamiršau ir kai prie jos mes būdavo jau tamsu. Pamatysit ją pas mane Instagram'e. Nusikalta.